Dar prieš tūkstančius metų Dievas žmogų apdovanojo išmintim sava, kad materijon nužengusią sielą pančiai sukausto neišmanimas, dora ir aistra. Nieko kito gyvenime juk nevyksta, kaip tik dydžių šitų kova. Kai aistrai užvaldyti pavyksta, neišmanimas įžengia, traukės dora. Atspėti galite pabandyti, kas įvyksta, kai laimi dora. Žmogui duota juk keistis, stebėti, matyti situaciją, tam kiekvienam bus gera. Žemei mums skirta gyventi, ar galvojote, kokia to prasmė? Tobulėti ir klystkelių vengti, išugdyti dorybės esmė. Dorybės neša laimę ir žinias, aistra tai karminė veikla. Ji atneša vargus, kančias, o neišmanimas kvailybę ir iliuzijas. Kaip pastebėjot, pasirinkimo daug nėra. Susiet save dora, geriausia išeitis tikra. Bet kilti pasirodo, aukščiau mes galime. Ir susitelkus savajam aš, atmest abejonės, priimt vienodai, kas pagirdautina, kas ne. Įvertint žemės grumstą, akmenį ir auksą. Vertę lygią, žvelgt abejingai į pagyrimus bei patyčias, vienodai vertint laimę ir kančias. Šlovei ir nešlovei ramybės neprarast, o priešo, kaip ir draugo elgesį suprast. Būt stipresniam ir nepalūžti veikiamam aistros ar neišmanymo klastos. Nesinaudoti prievartą, atleist kaltam, būt paprastam. Atsisakyti materialinės aistros ir siekti dvasinės stiprybės bei švaros.